Tikriausiai visi mes vaikystėje esame pūtę muilo burbulus. Burbulų pūtimas tai kaip sugrįžimas į vaikystę. Linksmas, spalvingas, nerūpestingas ir neįpareigojantis. Toks yra burbuliatorius. Praėjusį pirmadienį prie naujojo mūsų miesto fontano Pavenčių Naftininkų gatvių sankryžoje vyko burbuliatoriaus sezono uždarymo šventė. Šioje šeimų jaunimo šventėje buvo laukiami visi, nesvarbu, ar turi įnagį burbului pūsti ar ne. Visiems norintiems išbandyti burbulų pūtimą buvo sudarytos puikios sąlygos, duota galimybė išpūsti burbulą milžiną. Šventė nebuvo didelio masto, jokių vedančiųjų, prekybininkų ir panašiai. Paburbuliavimas buvo lengvas, neįpareigojantis renginys, kuriame visi, nepaisant amžiaus ar kitų aplinkybių, galėjo atsipalaiduoti, pūsti muilo burbulus ir pravedinti galvas nuo pirmadieniškų rūpesčių. Burbuliatoriai kiekvienais metais rengiami vasarą, kas antrą pirmadienį visoje Lietuvoje ir net užsienyje su emigrantų pagalba, bei tęsiasi iki rudens pradžios. Mažeikiuose šventė sistemingai vykdavo praėjusiais ir užpraėjusiais metais. Šiemet dėja gamta krėtė per daug pokštų būti numatytomis renginio dienomis. Todėl net paskutinis burbuliatorius turėjęs vykti prieš keletą dienų dėl lietaus buvo nukeliamas į pirmadienio vakarą. Kas anksčiau lankydavosi burbuliatoriuose, žino, kad Mažeikiuose jie tradiciškai vykdavo sodų skerelėje. Tačiau, kad šis burbuliatorius toks ypatingas, uždarantis visą sezoną, todėl organizatoriai nusprendė jį bent laikinai perkelti prie naujojo miesto fontano. Šventėje bei prastinio muilo burbulų pūtimo susirinkusieji pamatė ir gatvės gimnastų komandą. Mažeikiškiai galėjo kartu pasimankštinti, parodyti savo triukus ir gauti patarimų iš aktyviai sportuojančio jaunimo, o lengvą muzikinį foną palaikė jaunieji miesto atlikėjai.